pastebė. Jis vėl, jūra iki kelių, dar alkoholis. Na, iš tikrųjų, kad iš diagramos jeigu, ne, tai einam. Reikia. Ne, gerai. Tave nuvežčiau. Įsivaizduojamas laiko. Kokios? Tai čia burė, ar čia normaliai? Kaip tu tai paskaičiuosi? Paskaita, kaip buvo tartasi apie šiaudinukus ir taip pat apie Lietuvos ekogyvenvietes ir visą šitą judėjimą. O, atkeliavo kita. Atkeliavo šiaudai, molis ateis vėliau, ne? O, tai galim netgi čia va gražiai padėti kaip kokį saldainį. Man jį prastumė ten pro palapinę. Jo, čia yra beveik standartinė kitka. Jo, standartas Lietuvos. Va, tai taip atrodo presuotas šiaudas, lietuviškai vadinamas kitka. Dabar jau labai nykstantis daiktas, nes ES pradėjo varyti kitkatorius tokius ten, gal matėt, 2 metrai, metras ant metro, žodžiu, ta kitka jau atrodo tokia, nu, milžiniška. Tai jinai virš 200 kg, jos jau nepakelsi ir pats namuko nepastatysi, turi atsivaryti kažkokį bobketą ar kažką ir su kranais statyti iš ten tokių. Nu, žodžiu, jau ten jokios ekologijos aš per daug nebematau. Va, tai čia yra senovinė sovietinė kitka, iš kurios galima statyti šiaudinius namukus. Bet gal pradžiai vis tiek padarom kokie, ką lietuviai mėgsta, va, kokie demokratija, rinkimus ar ką nors. Nuo ko pradedam? Ar nuo ekogyvenviečio, ar nuo šiaudinuko? Tai dabar numeris 1 kandidatas šiandien. Kas už ekogyvenvietės? Pakelkite rankas. Aha, o dabar kas už šiaudinukus, kad nuo šiaudinukų pradėtume? Ekogyvenviečių daugiau galima. Aha, jo, galima sakyti truputį daugiau. Tai gerai. Tai vėlgi, ekogyvenvietės baisiai plati tema, tai jūs iš karto, kai tik kas nors koks kils konkretesnis klausimas ir klauskit, kreipkit, kad aš per daug nenugrybaučiau. Lietuvoje ekogyvenvietės yra naujas reikalas. Lietuvoje ekogyvenvietės yra gan naujas reikalas. Nesu istorikas ir jų žinovas, bet, nu taip, prieš kokius 80 metų ten kelios pirmosios pradėjo bandyti steigtis, aišku, jos nebuvo grinai tokios kaip vakaruose, kai kurios, kad eko gyvenvietės, o jos labiau buvo idėjinės, ta prasme, įkvėptos kažkokių tai dažniausiai tai arba rašytojų, arba tiesiog kai kurios ten ir religinės šitos visokios mėgsta daryti savo atskirą žodžių ir panašiai. Nu, Lietuvoje aš ten giliai nesu įsigilinęs, bet žinau dabar, kad lygtais prie Klaipėdos ir Krišniukai net savo žada eko bendruomenę, ar jau padarė, nežinau, net mažai dar su jais susipažinau, tai va. Tai žodžiu, žinojom, pravažiavom ir vienoj nusėdom.
vienoj nusėdom galų gale, kurią atradom visai atsitiktinai ir net nežinojom, kad tokia yra, žodžiu, ten panašiai. Niekas jos neskaičiavo kaip eko gyvenvietė. Tai va, tai tokia buvo ta mano pirmoji pažintis. Tai nuo to laiko šiaip per tuos paskutinius 2 metus tokį bumą didelį Lietuvoje galima stebėti. Ne tai, kad tos gyvenvietės ten labai pučiasi ar kažką, ten kiekvienoje vyksta kas metai, kokios naujos statybos ar kažkas, bet susidomėjimas, milžiniškas susidomėjimas Lietuvoje. Anksčiau tai taip kalbėdavais, vienam kitam įdomu, dar kažkas, o dabar tai labai daug žmonių, labai klausimų, kur galima rasti, kaip čia atvažiuoti, kaip čia pažiūrėti, kaip čia pabendrauti, kaip čia pašvęsti ir taip toliau, kaip susipažinti su tai žmonėm, kurie ten gyvena ir panašiai. Tai tokių dalykų, tai kol neužmiršau, nes po paskaitos išlėkiu, tai negalėsiu pabendrauti daugiau su kitais pas tokį, jeigu žinot naują Lietuvos seną friką Tadą Lomaną, prasiųsiu, yra kortelių, esu prisispausdinęs, tai kam reikės, galite pasimti, yra kontaktai, ten galėsit rasti mano e-mailus, viską, jei norėsit kažko pasiklausti, ar gauti kažkokius duomenis, kokios eko gyvenvietės, ar tiesiog, kaip sakant, irgi kada nors savo ieškosit, kur kurtis gamtoje ir panašiai, tai va. Čia labai simple dėžutė, va. Dėžutės principų atsidaro. Tai per rankas, kas norės pasiims, jeigu kas norės. Tai va, ten yra internetinis mano puslapis. Pats aš šiuo metu kuriuosi Ročkių, jeigu taip galima pavadinti eko bendruomeniai, nes pas mus tai tokia labai jinai laisvamaniška, tai reiškia neturim nei jokių ten konkrečių pažiūrų, nei konkrečių taisyklių, nei kažkokių įsipareigojimų, nei panašiai. Šiaip kuo jinai man ir patiko, kai atvažiavau, nes daug kur Lietuvoje važinėjant būdavo, kad žmonės susibūrė pagal kažkokią konkrečią idėją ir tarsi yra jau kažkokias ir taisyklės, dar kažkas ir... Arba kai kur jau spėja susipykti dėl kažko, neaišku dėl ko, dar patys neišsiaiškinę, tai žodžiu. Visai būna. Kaip ir kiekvienoje kompanijoje arba organizacijoje, visur visko yra. Tai daro permakultūrinius arba gamtinės žemdirbystės daržus pirmiausia. Tai reiškia nearia, nekapsto žemės, nenaudoja traktorių, chemikalų, trąšų, pesticidų ir taip toliau, taip toliau. Tiesiog viskas po mulčių, po šiaudais ir panašiai. Negali sakyti, kad 100% visi. Yra kur nuvažiuoja ir matai, grinai tradicinis darželis, paprastas lietuviškas su kaupuotom bulvėm, ten išravėtom braškėm ir taip toliau. Bet dauguma tai domisi permakultūra, gamtinė žemdirbystė, tokiais dalykais. Ir pirmiausia skiriasi tie. Nes žmogus atėjęs, kai tu nusiperki, pavyzdžiui, eko bendruomenį ar kažkur tuščią sklypą, tai protingiausia yra iš pradžių nepulti nieko statyti ir daryti, o ten bent metus, 2, kaip sakant, pasitrinti, pasidaryti daržą, pasistatyti palapinę, pagyventi. Nes tu iš pradžių nejauti, tu nežinai, kokie vėjai vyrauja, kokiu sezonu tame sklype, tu nežinai, kaip kur gula sniegas, ypač jeigu jis nelygus tas sklypas. Tu nežinai, kaip ten vanduo, kur kada stovi pavasarį, ar ten būna kokie šaltiniai pelkės, taip toliau, taip toliau. Tai dažniausia klaida, kurią bent jau išsiklausdavau žmonių, nes aš kai važinėjau ir pats dar ruošiaus tik tais kurtis kažkokiai bendruomeniai, sakydavau, kokias klaidas padarėt, ko man nekartot, sakom, tai pirmiausia neskubėk, kai kur nors atsikraustysi, neskubėk. Neskubėk su žeme, neskubėk pradėti statyti namų, pirčių ir viso kito, nes paskui pamatysi, kad ne toj vietoj, ne taip, kaip norėtųsi, ne tas variantas. Žodžiu, nes kai pabūni ilgiau, pajauti viską biški subtiliau. Miesto protu apskritai supratau, kad daryti kažką biški truputį absurdišką gyvenvietėje. Tai va, nes... O gyvenvietės, tai jie patys taip viską užsiaugina? Ne, aš nesakau, kad viską patys... Vėlgi, totaliai unikaliai nuo kiekvieno žmogaus. Nes aš nežinau, čia gal yra tokių, kurie galbūt daugiau žino, aš pavyzdžiui nieko nežinau. Totaliai unikaliai nuo kiekvieno žmogaus. Kaip sakau, viskas čia. Yra tokių, kur viską užsiaugina, netgi žinau tokių šeimų, kurios jau kokie 2-3 metai. Šimkas, kurie mano, man atrodo, mišau šimką. Yra tokių, kurie ne tik, kad užsiaugina, bet ir pasistato viską patys. Ta prasme, ten rastinį namuką susirenčia, tada susipjauna žiemą patys nendrės ant ežero, patys susiriša, patys užsidengia stogą ir taip toliau. Bet kas labiausiai mane šokiravo, kad 2 metai neturi elektros. Specialiai ar ne? Tiesiog, jie va taip
Ne, prieš tai jie buvo, kaip mes suprantam, normali emigrantų šeima, prabangiai gyvenanti Airijoje, visą kitą, bet jie tiesiog tai, kaip sakant, kaip čia nežinau, atsibodo ar užsinorėjo išbandyti kitokį gyvenimo stilių, tarkim, va, ir jie po biškį taip radikaliai pabandė. Tai šiaip dabar, aišku, yra galimybės pasidaryti saulės, vėjo, energetiką ir taip toliau, bet jie tame dabar nemato jokios prasmės, nei pinigus leisti, nei ką, nes sako, mums nereikia tos elektros. O ką? Tiesiog, nes natūraliai, jeigu bent porą savaičių taip grinai gera morė pabūni, paskui tai pradeda jaustis. Tokie dalykai. O kol gyvenau, studijavau mieste, tai nei per bakalaurą, nei per magistrą niekada nebuvo to, kad einu per miestą ir koščiu. Niekada to nebūdavo. Ta prasme, nes tiesiog organizmas adaptuojasi, pripranta ir viskas okei, tu net nejauti to. Kaip sakant, prie gero priprantama, va taip pasakyčiau, jeigu paprastai. Tai čia tas atvejis, prie kurio, pavyzdžiui, aš irgi pripratau ir man tiesiog, miestas nebeturi argumentų ten. Anksčiau tai buvo kultūra, aš ten aktyviai kultūriniam gyvenime dalyvavau, ten žurnalistų dirbau, biški ten kultūriniam žurnalam rašiau, ten visokiose bandžiau veiklose dalyvauti ir panašiai. Iš pradžių žavėjo visas ta bohema, tie menininkai, profesoriai, būdavo prikolas ten su kokiu Donskiu ar Aleksandravičiu malaus išgerti, ar ten pas juos namuose padiskutuoti apie kokį ten Bachą, bet come on! Galų galia ta tuštybė daėda, ta prasme, aišku, kiekvienam yra savos ribos, savas laikas ir taip toliau, tą reikia pereiti, nes vėlgi, jeigu nebūčiau to perėjęs, tai man nepatiktų tai, kas patinka dabar, nes trauktų ten. O manęs ten nebetraukia, tai man okei. O šiaip, kiekvienam savas unikalus kelias, todėl negalima dogmatizuoti ar kažkaip vienaip išreikšti, kad yra taip ir tik tais taip. Ir apskritai, kad, pavyzdžiui, eko bendruomenės ar eko gyvenvietės yra labai gerai. Ką aš žinau, vieniem gerai, kitiem ne. Kitas ten antrą dieną išprotėjo. Nesenai buvo pas mane panelė žurnalistai. Tai tas bičiukas, kurieme iš manęs interviu, tai jis ten jau po kokio pusvalandžio baigė išprotėti. Tu kaip čia taip galima? Oi, sorry. Tai žodžiu, o fotografas kaifavo, žinai. Aš sakau, jėga, čia, geras. Sakau, tai šokam įsimaudami kūrį, jo, davai, tas stovi taip ant karantro žiūri į mus nuogus, žmonės yra labai skirtingi. Netgi dirbdami tam pačiam darbe, tai žodžiu, kiekvienam savo. Lietuvoje gilių tradicijų nėra šiaudinukų ar molinukų statybos, išlikusių ar kažkaip buvusių. Klausimas apie teisinės, nes vis viena, jeigu statai statinį, tu turi perėti kažkokius... Mes tai labai apeinam viską paprastai. Tu jį formini kaip karkasinę vokišką statybą, o vietoj apšiltinamoji medžiaga pagal įstatymą rašai kitą, nes yra toks punktas. Niekam tai neįdomu, kokia ten... Planų nereikia? Ne, tai reikia. Tai kaip paprastam normaliam karkasiniam namukui. Toks ir planas. Dabar, aišku, yra šiaip... Aš tai paprastai, aš kaip buvęs, žodžiu, verslininkas ir panašiai, tai viską žiūriu paprastai, duokit įstatymą, parodysiu, kaip jie apeiti. Tiesiog. Tai... Šiaip Lietuvoje statyti, taip imti ir statyti namą, atseit yra labai daug apribojimų ir viskas. Eko gyvenvietėse visi susitvarko žiauriai paprastai ir greitai. Tu tiesiog per dieną patampi ūkininkų, tai reiškia, nuvarai vos ne bele kurią Lietuvos profkę, yra 300 litų valstybinė stavkė, mokestis už ją praeini ūkininko kursus, atseit juos reikia į 4 dienas pagreitinta tvarka, 2 savaitės legaliai, bet mes nuvažiuojam visada pasiimam tą pačią dieną, nes pasakai, neturim laiko, neįsim, gerai. Tai va, žodžiu, išrašo tau tą ūkininko diplomą, tampi tų ūkininkų, tada pagal Lietuvos Respublikos įstatymus kiekvienas ūkininkas ant savo žemės ūkio paskirties žemė Lietuvoje yra žiauriai pigi. Pavyzdžiui, mūsų bendruomeniai šiuo metu 3000 už hektarą. Hektaras tai yra 100 metrų ant 100 metrų. Žodžiu, žmogui, 3000 litų, ne eurų. Tai kai atvažiavo pas mus anglai, išgirdo kainą, taip sumirksėjo. Ne eurų, litų. Jo, litų. Perkam. Sakau, tai pamatykit žemę. Perkam. Nes paskui pasidomėjau, tai Anglijoje be 100 000 svarų už hektarą net neįsikalbas tau nieko. 100 000 svarų. Tai tai čia laiko klausimas, kada ir Lietuvoje tai pabrangs, aišku. Nes Lietuvoje geresnės sąlygos šiaip ir ūkininkauti ir visa kita, ir namų statytis, nes
Šiaip Lietuva, realiai, kas man patiko, kai su kolega biški pavažinėjom po vakarų, kaip sakant, Europą pasižiūrinėjom rytų, Lietuva yra rojus. Vanduo, molis, paprasčiausias, bile koks lietuviškas molis, galima pirkti iš Palemono keramikos išdžiovintą, išfiltruotą, galima pačiam išsikasti iš prūdo, bet geriau ne iš karto išsikasti, o tiesiog kai kasi prūdą ar kažkokią vietą, kur turi molio, išsikasti, per žiemą palikti sušalti, tada molio savybės pagerėja, jis peršala ir tada jau pavasarį iš to molio darytis, maišyti tą košę, žodžiu, vandenį, smėlį, paprasčiausiai smėlį. Nieko nedegina, tarkim, nieko. Nutinkuoji, nudžiūna. Jokių plėvelių, jokių oro tarpų, jokių apkalimų, jokių dailylenčių, jokių plasmasių, jokių dažų. Pygų kaip be gali būti pygų. Pavyzdžiui, vat, sakau, yra draugų, kurie nuo iki patys viską pasidarė, tai jiems realiai nieks nekainavo. Nu, ten keli medvaršiai, ten, žinai, kelios vinys, ten langų stiklus įsidėti, bet ir tai randa būdų, kaip pigiai apeiti. Pavyzdžiui, jeigu tau nereikia didelių besidarinėjančių langų, bet tu nori turėti didelius gražius langus, tu tos paketinius šiltus, tai varai į bet kokią šitą plastikinių langų gamyklą ir sakai, turit nelikvidinių stiklų. O čia yra toks magiškas žodis pas juos ir tai žodžiu, kai kokia firma atvažiuoja, užsisako kokį tokį langą, paskui bankrutuoja ir jisai lieka kaip toje gamykloje. Žodžiu, tai tokius langus galima nusipirkti pigiau, o dar labai pigiai galima patį tą stiklo paketą nusipirkti. O į molinuką jį įspaudai, aptinkavai ir užmiršai. Ir nulis bėdų. O pametus iš akmenų dedat ar iš ko? Labai įvairiai. Pamatai, kaip kiekvienam namui gali būti kokie tik norisi. Gali būti cementiniai poliniai, gali būti cementiniai ištisiniai, gali būti ant akmenų, ore gali pastatyti. Fantazijos reikalas. Šiaudinuko tai neriboja. Kaip bet kurį namą gali padaryti, bet kokius pamatus, taip ir čia. Šiaudinukui tai neturi esmės. Tai va, idėja tokia, kad supranti, šiaudas nutinkuotas iš abiejų pusių molių, kai molis išdžiūsta, aišku, molio ten yra mažiausiai, tam mišinį ten daugiausiai yra smėlio, dar truputį dedasi šiaudo, dar galima dėti visokių priemaišų, kas deda tokius nendrių rudus pupučius, jeigu žinot, kaip karvės mėšlo, nes tai irgi labai geras surišėjas, natūralus gamtinis, nu ir taip toliau, ten įvairiausių priedų gali būti. Ir tada tuo nutinkuotų moliu, jisai kai nudžiūna, jisai tampa toks kietas vos ne kaip plytas, jis išdžiūna, ir jis labai gerai izoliuoja šiaudą nuo oro, nuo vėjo, nuo visko, ir tada šiaudas tampa nerealiai šilta šiltinamoji medžiaga. Nes šiaip palaidas, jisai yra toks degus, nešiltas ir taip toliau, nu žodžiu, jokios naudos jis neturi. Bet kai tu jį nutinkuoji iš abiejų pusių, nebepalieki oro tarpų, tada jis tampa labai šiltus. Šiaip biški trigonometrijos, kampų biški, nes būna reikia kažką ten susigalvoti, susiskaičiuoti kokią paliepę. Tai žodžiu, nu visai įdomu, net sėdi, atsimeni, tada pagūglini. Tai kokia ten ta Pitagoro teorema? Kaip tą kraštinę apskaičiuoji? Žodžiu, tai va, šiaip smagus reikalas. Ir aišku, visai kas kita yra, kai savo rankom pasistatai, tu pirmiausia žinai, ką tu pasistatai, kaip tai padaryta. Ir žiūrint iš ezoterinio požiūrio, tai yra visai kitokia energetika, visai kitoks jausmas tokiam name. Tau kiekvienas kampas yra savas. Aš, kaip jau ir pristatė Darius, esu Karolis Dambrauskas ir tema šiandienos prezentacijos arba paskaitos vadinasi Vengrijos konservatorių partijos Fidesz politika vengrų kaiminėse šalyse atžvilgiu. Pradėti norėčiau nuo istorinių tokių dalykų, kodėl šita Vengrija tokia aktuali. Šiaip jinai regione yra toks įdomus atvejis, nes dabar yra sakoma, kad Vengrija yra šalis, kuri yra apsupta vengrų ir šitą žemėlapį šiaip labai gerai paaiškina, kodėl taip yra. Tai po pirmo pasaulinio karo vengrai, kuomet kovojo kartu su vokiečiais, jie pralaimėjo ir griuvo Austro-Vengrijos imperija ir tada sąjungininkai, Antantės šalys, tai Prancūzija, Jungtinės valstijos nusprendė apkarpyti šitą nusidėjusią valstybę, tuo metu karalystę. Tai karalystė, jūs matot visą tą žalę, kai kur intensyviau, kai kur mažiau intensyviau valstybę, tai yra istorinė Vengrijos karalystė. Ir ten maždaug, kur yra tas didžiausias apskritimas raudonas ir tas visas plotas, kuriame jisai yra patupdytas, yra šiandieninė Vengrija. O kitos raudonos dėmės tai yra vengrai, kurie dabar gyvena viršuj Slovakijoje, dešiniai Rumunijoje, toliau į pietus tai yra Serbija ir šitoj pusėj tai yra Kroatija.
Tai kaip galit matyti, visa pietinė Slovakija yra apgyvendinta vengrų tautinėm mažumom ir toliau Transilvanija, ten tas pats tokiam rage raudonas plėmas irgi yra stipriai apgyvendintas vengrų. Ir taip atsitiko, kad Vengrija buvo suskaldyta ir 2/3 jos teritorijos buvo atiduota kitoms valstybėms. Ir 1/3 populiacijos atsidūrė irgi už Vengrijos, už naujos Vengrijos valstybės ribų. Tai tas mažumų klausimas, vengrų mažumų kitose kaiminėse valstybėse klausimas yra labai svarbus Vengrijai ir jie šitą datą iš vis traktuoja kaip nacionalinį armagedoną, kaip nacionalinę masto tragediją. Taip, tai istorinį kontekstą aš trumpai jums apibūdinau. Dabar tokia yra teorinė prieiga, kurią čia šiaip visas darbas buvo rašomas bakalaurinis darbas iš šitą temą, tai aš rėmiausi tokią teorinę prieigą Rodžerso Brubakerio, kuris labai pasiūlė neblogą įrankį, kaip galima analizuoti tą nacionalizmą vidurio rytų Europoje. Tai jisai pasiūlė tokį triados modelį ir aš dabar pabandysiu jį trumpai jums išdėstyti. Tai prisimenant tai, ką aš sakiau, kad dabar yra Vengrija ir už Vengrijos ribų gyvena tos vengrų tautinės mažumos. Ir dar turėkime omeny, kad tas valstybės, kuriuose gyvena tos tautinės mažumos. Tai į tą triados modelį, sudaro tokie kaip 3 laukai, kampai, kurie taip ir vadinasi. Tai yra šalis šeimininkė. Šalis šeimininkė šiuo atžvilgiu būtų yra ta šalis, kurioje gyvena tos vengrų mažumos. Tai gali būti Slovakija, tai gali būti Rumunija. Pagrindė šitos dvi šalys, su jomis Vengrija turi daugiausia problemų, bet gali lygiai taip pačiai būti ir Austrija, ir Kroatija, nors ten konflikto mastas yra mažas arba jo visai nėra dėl tų mažumų skaičiaus. Tai šalis šeimininkė yra ta šalis, kurioje gyvena ta tautinė mažuma, vengrų konkrečiai. Tautinė mažuma, čia viskas aišku, tai yra ta tautinė mažuma, kuri gyvena toje šalyje ir po to yra istorinė tėvynė, tai istorinė tėvynė šiuo atžvilgiu irgi yra Vengrija, bet kuo šitas modelis man patinka, kad tie laukai, jie nėra tokie, kaip pasakyti, homogeniški. Kiekvienam iš šitų laukų, tai tiek šalies šeimininkės lauke, tiek istorinės tėvynės lauke, tiek tos pačios tautinės mažumos lauke, yra daug aktorių, kurie tarpusavyje, kaip pasakyti, konkuruoja ir nuo tos konkurencijos priklausys, kokia bus pozicija kiekvieno šito laukų. Tie laukai juos gal geriau būtų įvardinti kaip aktorius. Bet, žodžiu, tie aktoriai yra nehomogeniški, jie yra sudaryti iš dar mažyčių daugybės aktoriukų, kurie konfliktuoja tarpusavyje, konkuruoja ir ta konkurencija suformuoja bendrą tą veidą to lauko. Tai tarkime, istorinė tėvynė, šiuo atžvilgiu Vengrija, kaip čia suprast, kad jinai nėra homogeniška, kaip čia suprast, kad jinai turi daug tų aktorių. Tai aktoriai šiuo atžvilgiu yra elitų grupės, tai realiausia tai yra politiniai elitai. Ir, tarkim, Vengrijoje mes turim dabar tokias ryškias dvi dešinės partijas. Tai yra Fidesz, čia kaip ir nurodžiau, tai jinai yra didžiausia, už tai aš pažymėjau, kad jinai užima didžiausią gabalą to lauko. Po to yra tokie kraštutiniai dešinieji Jobbik ir daug kitų partijų. Tai ta pati tautinė mažuma Slovakijoje arba Rumunijoje, kaip jūs vėliau galėsit matyti iš prezentacijos, jinai irgi yra ne vienalytė, jinai irgi turi daug skirtingų elitų, kurie turi skirtingas pozicijas. Ir šalis šeimininkė irgi taip pat jinai nėra vienalytė. Kaip šitas modelis dar nepaaiškinau veikia, bet šitas yra rodiklės ir jo žymi, kad yra tarp kiekvieno lauko yra sąveika. Tai reiškiasi vidurio rytų Europoje, tos šalys, kurios atsirado po pirmo pasaulinio karo, tai yra tarkim Slovakija, ta pati Rumunija, jos gavo didelius gabalus teritorijos ir jos gavo gana žymų skaičių tautinių mažumų. Ir kadangi jos, aš gerai atsimenu iš mokyklos, kaip jas mano mokytojas apibūdino, kad kai griuvo Austrijos-Vengrijos imperija, tai kiekviena iš tų naujų šalių susidariusių, tarkim Slovakija, Čekoslovakija tuo metu, tarkim Rumunija, ten Serbija,
kuri iš vis net nebuvo Serbija, buvo serbų, kroatų ir slovėnų karalystė. Tai kiekviena iš šitų šalių jinai stengiasi homogenizuoti savo politinę erdvę. Tai buvo stengiamas asimiliuoti mažumas, kad liktų tik tai slovakai, kad liktų tik tai rumūnai ir panašiai. Tai vat ir dabar, tarkim, komunistinių periodų yra sakoma, kad tos nacionalistinės problemos jos kaip ir buvo užslėptos, jos buvo padėtos po kilimu, nes atseit visi buvo komunistai, visi buvo, žodžiu, draugai ir nebuvo jokių problemų. Įdomus momentas, nes jos lyg ir tiesiogiai neliečia, tai yra konfliktas tarp, tas konfliktas tarp šalies šeimininkės ir tautinės mažumos, jisai vyksta iš principo vienoje valstybėje, tarp vienos valstybės piliečių. Tarkim, jeigu tai yra konfliktas tarp tarp Slovakijos valdžios ir vengrų tautinės mažumos Slovakijoje, tai jisai iš principo yra konfliktas viduje valstybės tarp vienos valstybės piliečių. Tai yra tarp Slovakijos piliečių, kurie yra slovakai ir vengrai. Dabar istorinė tėvynė čia lyg ir ne prie ko, ne? Bet tas Rodžersas Brubakeris, kaip jisai sako labai įdomiai, kad istorinė tėvynė gali tapti tokia tada, kai jinai to užsimano. Tai yra jos, principė, vienašališkas sprendimas. Bet jinai pasako, kad aš ginsiu dabar savo tautiečius vengrus Slovakijoje ir tada jinai tampa istorinė tėvynė. Jos nieks nekviečia realiai į šitą konfliktą, gali tautinės mažumos ten kviesti, tas irgi yra realu, bet šiaip tas istorinės tėvynės tapimas istorinė tėvynė ir prisimimas tokios pozicijos konflikte, tai yra grinai tos pačios istorinės tėvynės, gal ne visos tautos, bet tam tikro tautos sluoksnio reikalas, tai yra politinio sluoksnio reikalas ir vienašališkas sprendimas. Ir tada tas konfliktas, kodėl šaliai šeimininkės, tarkim Slovakija, kodėl Slovakija pyksta, kad vengrai įsitraukia į jų reikalus, kad vengrai ima ginti Slovakijoje gyvenančias vengrų tautinės mažumas. Nes tai yra tas pats, kas aš ateičiau ir aiškinčiau, svetimame kieme, kad jūs čia kažką tai negerai darote vienas su kitu, negražiai sugyvenat. Tai šalis šeimininkė prisima tokią poziciją, kad tai yra mano kiemas, tai yra mano reikalas, tai yra tie vengrai, tai yra mano piliečiai ir istoriniai tėvyniai sako, kad nekiš čia nosies, čia ne tavo reikalas, tu pažydai šitos šalies suverenitetą. Tai va, ir taip jau gaunasi, kad tas istorinės tėvynės bandymas ginti savo tautinės mažumas, jisai peržengia tautinių valstybių ribas. Tai yra valstybių suvereniteto pažeidimas. Labai patogus modelis, kaip tą nacionalizmą tyrinėti. Dabar toks truputėlį apibendrinimas to nacionalizmo. Čia yra tokia lentelė, tai yra du autoriai pateikti. Ir pirmas yra tas Brubakeris, kurį aš jau aptariau, ir antras yra Miroslavas Grochas, tai yra toks čekas, irgi sociologas, ir čia tokiam palyginimui, tokiam kontrastui, tai yra tokie du požiūriai į nacionalizmą. Tai ir į svarbiausius to nacionalizmo tezių aspektus, tai yra į tautą, į patį nacionalizmą ir į tautiškumą. Tai kuo man įdomus yra Brubakerio požiūris į tą nacionalizmą, kad į tautą jisai žiūri grinai kaip į taikymo ir praktikos kategoriją. Ta prasme, kaip čia išversti lietuvių kalbą, kad tauta tai nėra kažkas tokio konkretaus, tai yra abstrakcija. Ir tarkim, politinis elitas gali pasakyti, kokia ta tauta yra. Žiūrint iš to nacionalizmo klausimo ir kaip tą tautą galima iš vis apibrėžti, tai yra tokios pagrindė dvi kategorijos, kaip tą tautą galima apibūdinti. Dažniausiai mokslinė literatūroje yra sutinkamas toksai dualistinis požiūris tautą, kad tai yra pilietinė tauta, angliškai tai yra civic nation, ir yra tokia tauta, kuri remiasi į kultūrą. Ir tarkim, tas pats Brubakeris anksčiau yra atlikęs tokią analizę, ir jis kaip du skirtingus šitos tautos pavyzdžius yra paėmęs Prancūziją ir Vokietiją. Jeigu Prancūzijoje ne tiek kultūra vaidina svarbu vaidmenį suvienijant tą tautą, pasakant, kas tai yra tauta. Tarkim, Prancūzijoje tai tauta yra tai, kas tie žmonės, kurie turi bendras pilietinės teisės. Ten, tarkim, gali balsuoti, gali patys spręsti tos valstybės likimą. O tai reiškia, tarkim, jeigu tu atvažiuoji į Prancūziją iš Alžyro, tu pragyveni ten kokius 5 metus
ir nesvarbu, kad tavo kultūra yra alžyrietiška, tu gauni visas politinės teises toj valstybei, ir tu tampi prancūzų. Vokietijoje yra truputėlį kitaip. Ten tas tautiškumas yra per kraują arba per kultūrą. Tai sakoma, kad tu gimei vokiečių, nesvarbu, ar tarkim, tu gimei Stalino ištrimtoj vokiečių šeimoje Sibire, ir nesvarbu, kad tu gimei Rusijoje, bet tu esi vokietis. Ir tas yra per kultūrą, per kraują. Tai čia yra tokie du skirtingi požiūriai į tą tautą. Ir tai Brubakeris sako, taip nėra čia, ta prasme, politinė tauta, kultūrinė tauta, ne tai yra svarbu. Iš vis taip net nereikia vadinti tų tautų, o tauta yra tik tai tokia kategorija arba praktinio taikymo tokia kategorija, kad kai elitams reikia politiniams, tai jie pasako, ar ta tauta bus politinė, ar ta tauta bus kultūrinė. Ta prasme, tai yra grinai dalykas, kuris ateina nuo politikų apsisprendimo. Tarkim, ateina kokį nacionalistą į valdžią ir jie pasako, bus dabar kraujas ir kultūra mus vienys, o ne bendros pilietinės teisės. Tarkim, kokiem žydam mes jokių teisų neduosim, nes jie nėra lietuviai. Tai tuo man Brubakerio požiūris patinka, kad jisai apeina šitą diskusiją dualistinę, ten ar pilietinės teisės, ar kultūra ir kraujas, ir jisai pažiūri viską taip truputėlį racionaliau. Dar turiu klausimėlį. Prašau. Kultūra ir kraujas, tu manai, kad tai yra dalykai tapatus? Aš manau, kad jie labai skiriasi. Ne, yra toksai... Kodėl jas jungiami dabar, sakai, kultūra ir kraujas arba pilietinės teisės? Yra požiūris, ta prasme, Vokietijoje, kad yra... kad būtent jeigu tu gimei vokiečių, čia yra tokie primordialistai, kurie sako, tautiškumas yra įgimtas. Bet jeigu vokietis gimė Sibire, jisai gimė kitoj kultūrai, reiškia lieka tik kraujas. Jis jokios kultūros neturi bendros. Principe taip, bet yra toks traktavimas. Aš nededu tos lygybės ženklo, bet tie dalykai, jie vienu ar kitokiu atveju jie eina kartu. Šiaip noriu ir aš paklausti toj vietoj, šiaip tai yra žinoma, iš ko padaroma tauta. Yra 3 mechanizmai, kurie dirba, tai mokykla, muziejus ir gyventojų surašymas. Taip. Taip, ir dar spauda. Kultūra, viską. Spauda taip pat. Bet ta prasme, ta idėja yra, kad, tarkim, yra toksai Anthony Smithas, kuris kritikuoja šitą Brubakerio idėją, ir jisai, mano atžvilgiu, jisai ganėtinai taikliai jas kritikuoja, ir jis sako, kad, taip, tai yra taikymo kategorija, taip, tai yra kažkas, kas yra konstruojama, bet net ir tam procesui mokykloje jūs turite turėti kažką, iš ko jūs išminkysite tą tautą. Kaip Jablonskis paėmė ir sugalvojo šitą lietuvių kalba bus kokia. Viskas užtenka, būtų Zamenhofas sugalvojęs. Gerai, bet jisai turėjo turėti kažkokį fundamentą tam konstravimui. Negali iš oro išimti kažko tai ir... Esperanto iš ko padarė. Bet iš Esperanto nedaro tautos. Iš Esperanto nelabai išeitų. Pasiėmė. Esperantininkų tauta didelė. Po kiek laiko būtų parodęs, kad esperantiečių yra... Bet ar negali būti taip, kad būtent dėl to iš to tautos ir neišeina padaryti iš tos Esperanto kalbos, kad jinai yra sukurta ne nuo pradžių, o nuo viršaus? Čia elito pasirinkimas yra. Tai aš neneigiu to elito pasirinkimo. Ta prasme, čia ta diskusija, kurią dabar mes bandom lyg ir užvesti, tai jinai yra gyva, jinai yra pas mokslininkus ir jinai iki šiol nėra išspręsta. Tai yra viena pozicija, kuri krypsta labiau į vieną pusę, kita pozicija galbūt krypsta labiau į kitą pusę, bet tas konfliktas nėra išspręstas. Ir aš nemanau, kad mano užduotis yra, arba jūsų užduotis yra čia tą konfliktą dabar išspręsti. Aš tiesiog pasakau, kad yra tokios 2 pozicijos. Vieni sako taip, kiti sako taip. Aš, pavyzdžiui, esu labiau gal linkęs į tą konstravimą. Man jis labiau patinka, bet aš netmetu ir tos priešingos opinijos, kad tam, kad tu konstruotum, negali tiesiog paimti kažko tai iš oro ir išlipdyti. Aš tai suprantu, kad būtent taip Evaldas Vy pasakė, kad tai yra akcentas dedamas būtent kalbant apie kultūrą tos tautos, kad tai nėra toks savitikslis susiklostantis dalykas, bet kad jisai yra legitimuotas būtent ir leistas iš aukščiau. Ir ta prasme, būtent per tai, kad yra tam tikri skiriamieji ženklai sudedami ir įvardinami tuo. Ir ta prasme, suprantu, kad būtent ta idėja yra apie tai, kad netgi neremiantis tuo antriniu panaudojimu yra toksai mechanizmas, kuris pagamina būtent koncepciją
bet konkrečiai ir tos žymiai žemesnės prielaidos, pavyzdžiui, ta pati kultūra kaip segmentas, jinai kažkiek irgi yra tos sistemos ir mechanizmo nulemta, sudedant tuos simbolius pačius pagrindinius. Taip, jeigu tu konstruoji tautą, tada faktiškai tu konstruoji ir kultūrą. Tiksliau konstruoji tą kultūrinį konceptą, kuris tau yra parankus konstruoti savo tautą pagal tą schemą, kurią tu nori. Jo, tu išryškini tam tikrus kultūrinius momentus arba tam tikrus kultūrinius akcentus arba tam tikrus istorinius momentus, kaip pavyzdžiui prie Smetonos Lietuvos buvo labai išaukštintas Vytautas, o visa kita, tarkim, buvo pamiršta. Nu, ta prasme, jo, tai taip gerai pasakyti. Būtent virsmą į tokius tautiškai orientuotus konservatorius iš liberalų. Tai dabar bijau sumeluoti, gal 93 metais pasikeitė valdžia toj Fidesz partijoj. Antro lyderio pavardės, nepykit, aš nepamenu. Šiaip vengrų kalba yra sunki ir neįsidėmėjau. Bet dabartinis lyderis, jis yra maždaug lyderių nuo kokių 95, man atrodo, nuo 96, o gal net dar anksčiau. Tai yra toksai Viktoras Orbanas. Ir buvo, tarkim, partijoje dvi stovyklos. Tas asmuo, kurio pavardės aš nepamenu, jisai sakė, kad partiją reikia išlaikyti kaip, tokia, kaip su menka struktūra ir tą, tarpsime, liberalią, bet necentralizuotą. Orbanas, jisai piešia tokią viziją, kad partija bus stipri, tada, kai jinai bus centralizuota, ir, kada bus stiprūs skyriai, tarkim, kai partija yra, tarkim, necentralizuota, tai, jos skyriai tie, kurie veikia šalyje, jie yra negausus ir jie, negali pasiekti elementariai gerų rezultatų rinkimuose, tai, tam, kad būtų ta rinkimuose sėkmė, kad, jie išstumtų tuos antikomunistus, kurių Orbanas labai nemėgo, tai jiems reikia sėkmės, jiems reikia sustelkti, centralizuotis ir tada pasieks kažkokių rezultatų. Tai tai šitoj kovoj Orbanas laimėjo, tada, kai jis atėjo į valdžią, įvyko ta centralizacija ir irgi su jo atėjimu įvyko tas ideologinis virsmas. Dabar kokios aplinkybės lėmė tą virsmą ideologinį? Tai tuo metu, ne tuo metu, o kai pasikeitė visa ta sistema po šalto karo, į Vengriją į valdžią atėjo konservatoriai. Ir jie žiauriai susimovė, kaip ir pavyzdžiui pas mūsų sąjūdis, nes, tarkim, jie nesugebėjo suvaldyti ten tų didelių ekonominių pokyčių ir žmonės tiesiog jais nusivylė. Tai ta konservatorių partija smuko, jinai vos pateko antrą kartą į parlamentą, antruose rinkimuose, be Fidesz, kuri buvo liberali partija, dar buvo viena liberali partija. Ir čia, ta prasme, Orbanas ir visa ta partija labai gerai sužaidė, nes, ta prasme, Fidesz partijai, kuri buvo antra po tų liberalų, kurie, dar buvo, jiems reikėjo kažkokio tai savo ideologinio veido. Ta prasme, jie negalėjo pasakyti, kad mes irgi liberalai esam, bet balsuokit už mus. Ta prasme, kaip ir dabar, kad yra Lietuvoje liberalai ir tu tiesiog nežinai, kurie yra kurie. Jiems reikėjo kaip partijai savo kažkokio ideologinio veido. Ir jie tą pažiūrėjo, kad, konservatorių įtaka smuko, jie praranda savo rinkėjus. Tai ką jie padarė, jie pasiėmė konservatorių ideologiją, jie tada buvo antri rinkimai, jie juose pateko į parlamentą, Fidesz pateko į parlamentą, bet tie antri liberalai, jie sudarė sąjungą su socialistais, buvusiais komunistais. Ir Fidesz pasakė, kad tie liberalai yra blogi liberalai, nes jie susidėjo su komunistais, o mes jų nemylim. Ir tada jie pamatė, kad konservatoriai irgi prarado įtaką, tai, ta prasme, jie pasiėmė tą ideologiją iš konservatorių ir, ta prasme, padarė save kaip opoziciją tuometiniai valdžiai, kuri buvo sudaryta iš socialistų ir liberalų. Ta prasme, tai čia buvo toks labai šėtoniškas žingsnis politikoje vengrų. Tai va, ir Viktoras Orbanas, jisai atmetė kaltinimus, jog ta partija bando, jog giliai įsijungusi į vengrų mažumų užsienyje problemą, buvo radikalai ir nacionalistai, tai jisai sakė, taip nėra, bet diasporos politika, tą tautinę politiką jis pavaizdavo kaip būtinumo ir moralės klausimą ir akcentavo savo vyriausybės pasiryžimą ginti šitą veiklos kursą. Ir dar įdomu tai, kad jisai galiausiai kandžiai supriešino Fidesz požiūrį ir socialistų požiūrį. Ir tuos socialistus jisai piešė kaip moraliai ir dvasiškai silpnus, nes šie užuot gynę savo tautiečių teises pasirinko įsteigimą vakarams. Ta prasme, tai buvo, kad
tuometiniai socialistai, jie pasisakė už eurointegraciją. Fidesz tuo metu dar sakė, kad Europos mums nereikia, nes nuo Europos mes jau prisikentėjom. Tam tikrų istorinių laikotarpių, tai yra 1920-aisiais. Va, kuo dar buvo patogu, ta prasme, Fidesz įgelti socialistams šitų tautinių klausimų. Tai kai buvo komunistai, tokio Jano, man atrodo, Kadaro vyriausybė, ilgai valdžiusi komunistų laikotarpiu, tai jie šitas tautinės problemas, tai aš kaip sakiau, jie grūdo po kilimu ir sakė, kad jokių čia neapykantų nėra su kaimynais. Tos problemos nėra, pas juos irgi yra komunizmas pas Slovakus ir jie visus traktuoja lygiai ir jokių čia problemų nėra. Nors tų problemų buvo, tarkim, jeigu jūs paimsite Rumuniją, jeigu jūs paimsite, gal ne pirmus komunistinius dešimtmečius Rumunijoje, bet jeigu jūs paimsite Čiaučeskų laikotarpį, tai jisai vykdė šalies viduje deportacijas, jis, tarkim, kėlė vengrus iš pasienio į šalies vidurį. Kodėl? Nes, tarkim, kodėl juos reikėjo grūsti į vidurį, nes, tarkime, kai ta tautinė mažuma gyvena prie tos istorinės tėvynės sienos, tai tada, jeigu, tarkim, kyla konfliktas, tai Vengrijai būtų buvo labai patogu išnaudoti tas tautinės mažumas, kurios gyvena prie sienos, jeigu Vengrai būtų sugalvoję kažkokią ten intervenciją į Rumuniją. Tai va, Čiaučeskų uždarinėjo taip pat vengriškus universitetus, tai va, tų problemų realiai buvo, bet tuo metu ta komunistinė vengrų vyriausybė sakė, kad viskas yra tvarkoj. Dvišaliuose santykiuose. Tai čia irgi yra įdomus momentas. Tarkime, kai aš sakiau, kad ta tautinė mažuma, kaip laukas, jisai nėra vienalytis, ne tas aktorius iš to trikampio. Jo, kai aš sakiau, kad jisai nėra vienalytis, tai vat, dabar tą nevienalitiškumą galima labai gerai pailistruoti tuo, kad, tarkime, Slovakijoje šiuo metu yra dvi vengrų tautinę mažumą atstovaujančios partijos, tai yra Vengrų koalicijos partija ir tokia partija, kuri vadinasi Most Hit. Šita partija, antroji Most Hit, jinai yra įdomi, nes jinai sudaryta ir iš vengrų, ir iš slovakų. Ir jinai gimė kaip reakcija į šitos vengrų koalicijos partijos ir Slovakijos valdžios rietinės. Ta prasme, jie sakė, kad, gana rietis, davai būnam draugais, davai kooperuojamės ir sugyvenam draugiškai. Ir tas pats pavadinimas Most Hit, tai Most slovakiškai yra tiltas ir Hit vengriškai irgi yra tiltas. Ir man atrodo, kad tas pavadinimas labai gerai atspindi tos partijos esmę. Tai va, ir Rumunijoje irgi yra dvi partijos, nors dabar jau gal ir susikūrė trečioji, aš nesu tikras. Bet tais duomenimis, kai aš dariau šitą darbą, tai tuomet dar buvo tik tai dvi. Tai yra tokia Rumunijos demokratinė vengrų sąjunga ir pilietinis vengrų alijansas. Ir dabar, tarkim, vengrų koalicijos partija Slovakijoje ir pilietinis vengrų alijansas Rumunijoje. Šitos partijos, jos nėra valdančios dabar abiejose šalyse, jos neturi politinės įtakos. Kas joms yra bendra, kad jos yra mažos, konservatyvios, pasisakančios už tai, kad, tarkim, vengrai tose šalyse nebendradarbiautų su slovakais, nes bet koks bendradarbiavimas tai tautiniai mažumai ilgalaikiai perspektyvoje grėstų asimiliaciją. Ta prasme, jeigu, sakoma maždaug vos ne taip pat, jeigu jūs draugausit su slovakais arba jeigu jūs draugausit su rumunais, tai vieną dieną, ta prasme, jūs baigsit būti vengrais, jūs asimiliuositės. Tai va, jos yra konservatyvios ir ganėtinai radikalios. O ta Most Hit partija ir Demokratinė Rumunijos vengrų sąjunga, jos abi yra valdžioje, jos pasisako už bendradarbiavimą. Demokratinė Rumunijos vengrų sąjunga yra labai sėkminga partija Rumunijoje. Kitos partijos, šitą partiją dažnai kviečiasi į valdžią, sudaryti vyriausybę, nes bent jau, kaip man toks vienas mokslininkas Rumunijoje pasako, tai ta partija vengrų, Vengrijoje jinai garsėja savo tokiu lojalumu ir žodžio laikymusi, tai jeigu jie pasako, kad mes ateisim į vyriausybę ir mes po 5 mėnesių neišeisim iš tos vyriausybės, kad mes dirbsim tenai, tai jie tai ir ištisi. Tai kitos rumuniškos partijos šitą vengrišką partiją tenai vertina dėl jų lojalumo ir tokio žodžio laikymosi. Du metai praėjo labai sunkaus įtempto pragariško darbo, redkolegijos ir
nevalstybinės politikos beigi neoficialiosios kultūros žurnalas Juodraštis numeris 3 pasiekė Suomenę. Jisai ką tik iš spaustuvės, toksai pilkas, šviežias ir gražus. Jeigu žinote, antrasis numeris išėjo 2009-aisiais, todėl ir sakau, kad tai buvo 2 metai. Na, krizė, suprantate, visą kitą. Sunku buvo, todėl jisai prarado spalvas šitas žurnalas. Jisai iš pradžių buvo galvotas, manytas daryti iš viso ant labai blogo popieriaus, kad parodyti tą krizės poveikį kultūrai ir visuomeniai. Bet paskui va toks išėjo, koks išėjo, bet prarado spalvas, tai buvo toks ryškiai raudonas, ten juodas spalvas būdavo pirmųjų 2 numerių. Tai va, daug žmonių kalbės, šį kartą tai aš neužsitęsiu. Evaldas Kasparas, Arnoldas Gediminas. Mes trumpai pakalbėsim apie Juodraštį, galbūt kas nors norės pakalbėti apie ekonominę krizę. Na ir paskui ką? Gal turėsit klausimėlį kokį ir viskas. Čia sukasi skaidrės, jau nebesisuka, kurios yra žurnalo iliustracijos. Galiu pasakyti iš karto, kad žurnalas gamintas 2 metus, išėjo labai akademiniais tekstais, na tokiais bent jau mano supratimu ganėtinai akademinis, bet tos iliustracijos yra ganėtinai pankiškos. Tai yra toks žudikiškas rinkinys, mišinys, tai yra akademinis, toks rimtas tonas ir staiga yra pankų ten kažkokios keverzonės, va tokie. Gediminas nori pakalbėti apie trumpai, kaip gimė Juodraštis. Tai Juodraščio projektas, kurio šiuo metu dabar yra išleisti 3 numeriai ir taip pat dar yra toks dalykas, turbūt jau visi pamiršo, kaip Juodraščio bibliotekėlė, yra keletas išleista knygučių. Atsirado 2007-2008 metais ir jisai susiformavo iš tokių, galbūt aplink leidyklą kitos knygos besibūrančios tokios bendruomenės ar kolektyvo galvose. Todėl, kad buvo jau tuo metu išleista keletą ganėtinai tokio radikalaus turinio knygų. Pavyzdžiui, mes buvom išleidę Gydę Borą, kurį irgi labai įdomiai pristatinėjom ir irgi buvo savotiškai tuo metu galbūt netgi šokiruojantis turinys. Tai iš to viso pradėjo atsirasti idėjos, kad galbūt ne tik tai turinys turėtų būti radikalus, atitinkantis kažkokios tai bendruomenės kažkaip kitaip matančios pasaulyje viziją, bet taip pat ir veiklos principai galbūt galėtų būti tokie visiškai nekomerciniai ir visiškai nehierarchiniai ir visiškai laisvanoriški. Ir taip prasidėjo šitas žurnalas. Ir man tai pačiam kaip leidėjui buvo irgi tai ne tik tai, kad įdomu, kad yra toks žurnalas, bet tie visi principai ir jų išbandymas, toks eksperimentas, nes tie, kas yra irgi praktiškai jau susidūrę su leidyba, tai kad tai nėra labai lengvas dalykas ir kad viskas kainuoja be galo brangiai ir viską padaryti yra gana sunku. Taigi ta buvo idėja, kad leiskime leidinį, kuris bus skirtas mūsų bendruomeniai, kuris, aišku, kainuos kažkiek tai, nes reikės padengti kažkokius kaštus, bet niekas iš to negaus nei honorarų, nei atlygio. Ir tai bus kaip reiškinys, kuris grinai vyksta pats savaime dėl to, kad jis yra toks, nesiekiant nieko kito, kaip tik tai išplatinti kažkokias idėjas, kažkokią visiškai kitokią pasaulio viziją. Iš tikrųjų, šitas numeris buvo suplanuotas skirtas ekonominiai krizei, kuri, kaip daugelis alternatyvių teoretikų ir judėjimų ir praktikų galvoja, sutampa ir su tam tikra politinė krizė, kas gerai matyti ir tuo, kas šiandien vyksta galbūt ir Europoje ir Jungtinėse valstijose, labai krizės sąlygomis vis tiek kūrėsi kažkokie nauji judėjimai, kurių dalyviai
siekia priešintis ne pačiai krizei, bet galbūt valdžios kapitalo siekiams išsaugoti save nepaliestus ir valdžios bandymams permesti krizės naštą žmonėms. Tai aš manau, kad tie, kurie iš jūsų skaitys šitą žurnalą, galės plačiau pažvelgti į tai, kas apskritai. Mūsų tikslas buvo atsakyti į klausimą, kas yra krizė, ir atsakyti į šitą klausimą ne iš valdžios perspektyvos ir ne iš laisvosios rinkos perspektyvos, bet atsakyti klausimą iš tų žmonių, iš tų judėjimų perspektyvos, kurie iš tikrųjų yra pasiryžę kovoti su pačia sistema, kuri iššaukia krizės ir kurios rėmuose, tos sistemos rėmuose, tos krizės kartosis kas 10, kas 15 metų ir tas ciklas liks niekada nesibaigs. Jisai, kaip daugelis tų žmonių tiki, baigsis kartu su kapitalistinė valstybinė sistema. Savęs Evaldas Balčiūnas, kuris man irgi apie streikus rašinė, ir šiaip jisai daug yra išvertęs šitam juodraščiui. Jisai gal pakalbės arba apie patį juodraštį, arba kaip mato šitą krizę. Taip, čia sakė, kad tai yra akademinis žurnalas, nežinau, visų tekstų nesu perskaitęs, gal... Visų tik taip. Aš akademinio teksto nemoku rašyti, neturiu akademinio išsilavinimo, vidurinę šiek tiek baigiau ir man šito pakako. Kažkada buvau jaunas, stiprus, protingas, gražus anarchistas, paskui kažkaip gal prasigėriau, gal dar kažką. Vienu metu netgi socialdemokratu buvau ir miesto tarybos nariu. O paskui kažkaip mečiau gerti ir pagalvojau, kad gal reikia pamėginti bendrauti su anarchistais ir aš bandau kažką išversti, bandau kažką parašyti, bet visą tai, ką aš sakau, tai nėra akademiniai dalykai, nes aš apie tos dalykus nelabai išmanau. Ar atsisėdau aš čia sąmoningai gal biškai labiau į kairę, negu mano draugai. Labai gerai susėdam, dešinysis mūsų, jo. Bet šitą... Tai ten tas tekstas yra vienas mano rašytas apie streiką, kurio kažkaip niekas visi galvoja, kad jų nėra, kiti galvoja, kad jų nereikia, dar kažkas sako, kad jų nelabai galima padaryti. Aš manau, kad viskas galima ir jie vyksta, gal jie nevyksta 4 savaitės, gal jie vyksta 5 minutės. Kai chebra sako, užknis ateinu, aš vandens atsigersiu. Yra visą tai, lygiai taip pat kaip yra atvirai, kai bėga iš pamokų kažkas, tada dar jauni žmonės nesupranta, kad gal vertėtų pasislapstyti. O keli tekstai yra išversti, poras rusų, man rodos, Damie ir Rebovo. O apie krizę, ką aš galiu pasakyti? Krizė, jeigu kalbėti apie kapitalizmą, tai toks dalykas, kad jis yra pastovi krizė. Kad krizės nebūtų, kapitalizmas turi augti kiekvienais metais mažiausiai 5%. Pasaulis nesiplečia. Jau senokai, jeigu ten pradžioje buvo kažkam labai gerai užkariauti tam kažkokius tai tauteles, kurios neturėjo prekinių piniginių santykių, kaip tie santykiai būdavo įvedinėjami, tai apdėdavo kažką tai mokesčiais. Pati rinka, kaip jin atsirado, jeigu istoriškai pasižiūrėti, tai rinka yra toks dalykas, kuris padeda aprūpinti kariuomenę.
Nėra kitaip pasidaro daug labai sudėtingų logistikos problemų, visa kita, kad pristatyti prekes ir už jas sumokėti, tai ką daro kariuomenė? Kariuomenė apdeda gyventojus mokesčiais ir už tos perka prekes arba natūrą paima. Ir taip atsiranda mainai, gimsta rinka, prekyba vyksta. Ir kad ta prekyba sėkmingai vyktų, jinai turi plėstis 5 procentus, kariuomenė turi užkariauti 5 procentus naujų teritorijų arba dar kažką. Ir kartais pasidaro, kad neišeina ir reikia kažką karpyti ir tada ateina toks naujas valdovas ir pasako, kad pas mus prasidėjo krizė. Valdas Nindzė pravardė. Tai aš tai šiaip neturiu ką pasakyti, tik tai galiu paagituoti, kad, kai kalbėjo Gediminas kad, žodžiu, darbas neapmokamas, kolektyvas ne visai funkcionuoja, kaip jisai galėtų teoriškai funkcionuoti, tas viskas užtrunka, bet kur jūs galite prisidėti, tai galite, kam įdomu, tokios temos jungtis prie to kolektyvo, siūlyti kažkokias savo temas, daryti vertimus, užsiimti dizainu, kitais dalykais. Ta prasme, įvairių tų darbų susideda nemažai ir ant kelių pečių. Galbūt būtų smagu, jeigu jisai išeitų dažniau ir nebūtų taip jau po 2 metų beveik pamirštamas. Kitas dalykas, manau, kas man pačiam svarbu ir kas, manau, turėtų būti, kad iš tą žurnalą nereikėtų žiūrėti kaip į kažkokį tiesiog čia mes pristatinėjom produktą, kaip ten lieknėjimo piliulės kokias nors jūs paklausot ir viską suvartojat, bet kad jisai yra skirtas užmegzti kažkokiam tai dialogui, gilintis į kažkokias tai temas ir tai nėra kažkokios tai išbaigtos mintys, ar tai nėra kažkokios tai atrinktos pačios geriausios teorijos ar istoriniai momentai, kuriame viskas išsakyta ir tai turėtų būti kažkoks tai kelias vedantis į šviesų rytojų. Tai manau, tos diskusijos trūksta ir jisai buvo pradėtas dėl to, kad kai kuriems žmonėms jautėsi, kad kažkokios tai temos nėra galbūt plėtojamos ir kad trūksta Lietuvoje to, kaip čia jį pavadinus, nežinau, ar radikaliai kairiojo, ar kam libertarinio, kam anarchistinio, kam ten kažkokio neomarksistinio diskurso ir kad visiems mums tai yra irgi procesas, kuriame mes šviečiamės ir kažką labiau sužinom ir tada tas teorijas ir istoriją bandom, užsiemam kažkokią tai sintezę ir kad tai turėtų ilgainiui kažkaip tai irgi informuoti mūsų atitinkamas praktikas ir tarkim, tai vienas dalykas yra tos teorijos ir žinios, kitas dalykas yra pats procesas darant tą žurnalą, dar trečias dalykas galbūt yra tas santykis ir grįžtamasis ryšys su skaitytojais, kurie irgi turėtų į jį žiūrėti kritiškai ir formuoti savo nuomonę ir kalbėtis ir kad ateityje galbūt mes turėsime kažkokią tai gyvybingą radikaliai kitokią, tarkim, politinę, socialinę kritiką, kuri mums leis irgi užsiimti kažkokiais tai veiksmais ir nebūti pasyviais šio pasaulio dalyviais, bet ir aktyviais kažkokiais tai jo formuotojais. Nes vien kritikos negana, kad ir kaip jį būtų svarbu, bet šitas žurnalas turėtų būti toks įrankis, kuris kaip ir būrė kitaip manančių bendruomenę ir žmonių, kurie nori aktyviai ir siekia keisti pasaulį kažkokiais tai būdais. Aš manau, kad einame košės valgyti. Žurnalą galite apžiūrėti jį čia ir įsigyti, aišku. Давай, Gerai. Kasparai, tavęs net laikyti. Bet to vandens lygis per daug pakils.
Then the Führer says, wie ist the master race? Wie heil, heil, right in the Führer's face, not to love. The Führer is a great disgrace, so be heil, heil, right in the Führer's face, so be heil, heil, right in the Führer's face. Heraus, Schweinhund! Nix kann raus! Into the closed gate! Here, improve the mind. Heil Hitler! When the Führer says, wie ist the master race? Wie heil, heil, right in the Führer's face, not to love the Führer. Welcome, workers of Naziland. What a glorious privilege is yours to be a Nazi. To work 48 hours a day for the Führer. When the Führer says, we never will be slaves, be heil, heil, but still we work like slaves, while the Führer brags and lies and rants and raves, be heil, heil, and work into our graves. Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler! Get to work! Mach schnell! When the Führer yells, I gotta have more shells! Be heil, heil, for him we make more shells. If one little shell should blow him right to. Be heil, heil, and wouldn't that be swell? Heil Hitler! Is this not wonderful? Is not our Führer glorious? Heil Hitler! Heil Hitler! What's that you say, Schweinhund? Verdammter Esel! Heil Hitler! Heil Hitler! Attention, workers! Through the kindness of the Führer, now comes the vacation with pay. Ah, the beautiful Alps with the birds, and the beautiful scenery, not forgetting to build up the body so we can work harder for the Führer. Heil Hitler! 1, 2, 3, heil! 1, 2, 3, heil! 1, 2, 3, heil! 1, 2, 3, heil! And now, the vacation is over by special decree of the Führer. Heil Hitler! You have been chosen to work overtime. We need more shells! Faster, faster! Shells, shells, more shells! Faster, faster, faster! We need more shells! Faster, 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 faster! We need more shells! Faster, faster, faster! Shells, shells, more shells! Faster, 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 faster! I can't stand it! I can't stand it! I'm going mad! Stop! Stop! Stop!
to be a citizen of the United States of America. Not to love the Führer is a great disgrace. So we Heil, Heil, right in the Führer's face. So we Heil, Heil, right in the Führer's face. Vienas. Alio. Labai mes čia bijome su šitais instrumentais groti, tai dabar gros Antelė kurį laiką. O prašome, kas nori pasakyti porą žodžių visiems susirinkusiems, yra atviras mikrofonas visiems dainininkams, poetams, prašom, mes tik akomponuosim. Mūsų kolektyvas vadinasi Gutrutis. Jau kurį laiką mes koncertuojame šio vardu, esame išleidę 12 singlų ir Gražvydas dar savo bute mėgsta auginti kates. Kalbėjau su gerais, sukūrė grupę ir visą tai, kas aš buvo.
jinai turi būti dabar. Jinai turi būti totalinė revoliucija. Politinė teismo revoliucija. Ar tu būtum daktaras ar žibuoklė, ar planeta, ar lyderis, ar sugedusi spinta, ar kamutė, ar kamutė. Mergina, kad tau paaukoti galiu. Mergina, Regina, karščiausia mergina, tu nežinojai, kaip elgtis muršėte, tu nežinojai, kaip elgtis muršėte, muršėte, pakete, muršėte, pakete. Yeah.